Čia biškai užtruks kelionė, 16 km iki uosto, tada dar su laiveliu pasiplauti. Tai manau bus realu. Tai va skubėjau į, net nežinau kaip čia pavadinti, tokį taksiuką. 60 batų nuvažiuoti 16 km. Tai čia tikrai labai pigu, porą eurų. Čia kažkaip pasirinkau būtent šitą būdą, galvoju, bus daugiau žmonių pasišnekėti. Taip, teks klausyti podcastą. Keliaujam pažiūrėti gražių vaizdų. Va, nusipirkau bilietuką už 100 batų su laiveliu. Aš nežinau, sakė, lyg tai 10 minučių tai truks, visai greitai iki ten nuplaukti trunk. Tai va dabar į uostelį. Reikia biškai pasėdėti, palaukti. Pasirodo, turi surinkti 10 žmonių. Dabar jau esam 6, dar 4. Gali trukti 5 minutės, gal trukti 10, o gal net visas 15, pusvalandį. Nieks nežino. Nu ką va, komanda. Sulipom. Pažiūrėkit, kokie mechanizmai. Pradedam turą. Pradžia visai nebloga. Vien turistai. Nu, nežinau ar matysis, bet dabar keliauju į šitą vietą, į paplūdimį. Ir po to čia biškį apžiūrinėti urvų. Dabar galvoju, kur čia eiti, iš tikrųjų neįsivaizduoju. Tik dabar galvoju, ką pamiršau. Tokį pamiršau droną pasimti, paskraidyti. Ir kaip aš nepagalvojau. Na va, jau beveik prie vietos. Prie to pagrindinę paplūdimę. Dabar ką praėjau, tai krūva restoranėlių, žolės parduotuvių. Nu, pasiruošę pamatyti, ką aš matau. Uoba! Nu, dievaži, tikrai reikėjo pasiimti droną. Nu ir dar esu genijus, pamiršau akinukus turėjau plaukiojimui. Ir tą palikau. Nu, kažkaip paskubėjau, išsiruošiau ir ko reik nepasiėmiau. Tai va, įsitaisysiu čia pačiam gale. Truputuką mažiau liaudies, bet vis tiek yra. Biškį įlysti į vandenį. Ir kažkaip pastebėjau, iš tos pusės žmonės vis ein. Pasirodo, ten galime kažkokį kitą paplūdimį nueiti. Tai varau ir aš pasižiūrėti, kas ten gera, pasiplaukioju.
Pasiplaukiojau, gulėti nesinori, neturiu net rankšluošę. Nu, turiu tokį mini, bet ten tik tai užpakaliui pasidėti. Tai biškai pradedu aktyviau judėti ir biškai pažygiuosiu, pasikarstysiu. Taip. Gerai. O, kaip čia taip sušlapa? Varija banga. Gerai, va, visi mes žmonės užsidedam kupriniukus ant nugaros ir bandom praeiti šitą atkarpą. Duobė. Gerai. Reikia kažkaip kamerą kažkur kitur įdėti. Va, čia biškai sudėtinga yra užlipti, bangas tokias parein. Ir mačiau, irgi viena mergina kraujuoja. O, gerai. Čia biškai bus ką veikti. Kokią čia pramogą apturėsiu. Kur čia toliau? O, na čia jau paprasčiau. Džiunglės. Neblogai čia. Ir čia yra iš tikrųjų toks didelis triukšmas nuo tų variklių, laivų. Ten irgi vandenį guli, atsipalaidavus ir zuj. Ir tokias bangas biškius sukel. Kliūčių ruožas. Na va, ir čia žmonės olom karstas. Va, čia yra užlipims, nulipims. Ir daug žmonių karsta sienom. Nu, gražu, gražu. Na, jūs tik tai pažiūrėkit. Kas per kalnas? Na va, pagaliau radau tokį ramesnį kampą. Aha. Biški pasisėdėti. Na, netoli čia yra laivelių uostelis. Bet čia grinai toks eismas vyks pastoviai. Čia kai tų salų daug, visokie turai. Bet žymiai ramiau negu ten Rail Bay. Ir man čia netgi žymiai gražiau. Bet ne visi čia nori ateiti ar atplaukti. Va dabar toks momentas poptelėja į mano galvą. Tai irgi kiek aš esu mačius visokių nuotraukų iš Tailandą ir atrodo tolimiausias kraštas per savo gyvenimėlį, niekada tokioj vietoje nepabūsiu. Bet va, prašau, sėdžiu, maudaus, plaukioju. Kaip keista. O, čia netgi laša. Gerai, laiks kabaruotis aukštyn. Jau dabar reikia turbūt užsidėti sandaliukus. Žinokit, geras, biški vanduo nuslūgo, nebereikės čia rizikuoti ir daužytis į tuos akmenis. Čia bent 2 metrus vanduo pasitraukė. Nu, žodžiu. Super, super. Nedidelis patarimas, jeigu esat būtent tokioj vietoj, yra viešas tualetas, bet nėra kažkur dušų. Tailande yra toks patogumas,
šitie užpakalių valytuvai. Tai žinokit, viską gali apsiplauti, jeigu reik, tai ne problema. Va, šitos vietos vaibelis. Visur gali prisirūkyti, kiek tik tai nori. Best barbecue chicken in Thailand. In Thailand? Yes. Big promise. Tai taip jau yra apie 1. Tai žmonių tikrai masė. Visi restoranuose pilna. Kai tik tai atvažiavau, buvo dar tuščia. Visi, kas praeina dabar už kamerų, jūs tik pažiūrėkit, kokias šmėlas. O Dieve. Kai atplaukiau, laivelis čia buvo prie pat, bet irgi N metrų vanduo atsitraukė. Depends on how fast you're moving. I'd say 15. Well, 100%. Nu va, dabar kur ropščiuos. Noriu pamatyti visą vaizdą, lagūną. Nu, žinokit, ir žygelis. Čia dar molis. Statu. Wow. Nu, aš jums sakau, čia be gerą draudimą geriau nelipti. Nes čia va tiesiog virvikė. Tu gali ją įsikipti, bet jeigu slysi, krisi, tai taip į apačią. Žiūrėkit, kaip stata. Net nežinau, kaip siena. Nuotykis. Va. Net nežinau, kaip čia jums parodyti. Kaip čia užlipti? Vat, koja. Čia reikia kelti iki bambas. Ne, aš tikrai dedu kamerą į krepšį, nes kitaip pamatysit video iš ligoninės. Na, dabar toks padorus keliuks. O po to į lagūną. O ten sakė grinai dar stačiau negu kad čia buvo. Tai aš neįsivaizduoju, kaip tada ten turi atrodyti. Bet pabandysiu. That's what they said. It's the point view. No, it's the spider point. Yeah, I came and I just, not looking at this, but at spider. I saw him taking a photo and I was sure that he was taking a photo of the spider. Yeah. But yeah. Oh. Looks impressive. Wow, I cannot. I don't see. Gerai, antras raundas į lagūną. Bet čia tikrai ne viens ir ne du nepasiek, nes sakė visi, kad taip statu. Visas moterytės apsisuka ir grįžta atgal. Kokia Tarzanė jaučiuos. Tokioje vietoje užkandžiauju, stiprinuos kitam etapui. Tik tai pažiūrėkit, kokią dydžią medis. Bet nesvarbu, kokią fizinę pasirengimą žmonės vis tiek banda. Ten yra labai didelės tešlynės, tai dabar žiūr, kaip čia geriau praeiti. I think to climb up, it's a bit easier than going down. Yeah, definitely. I hope so. Net nežinau, kaip čia perteikti. Čia žmonės taip visi rizikuoja, kurie leidžias. Aš irgi, žinokit, biškį nusibalnojau kojas. Ir va čia irgi yra kitas nusileidimas žemyn. Siena. Tai žinokit, aš ties šitą vietą ar baigiu žygį. Man dar reikės grįžti šituo. Ten irgi buvo ką veikti. Tai
Na va, ką tik nusileidau nuo ten, rankytės, kojytės dreb, man čia biški padėjo. Ką aš darau, bet sakė verta. Tai dar viena tokia didelė skylė pralysti. Žinokit, nepasidaviau. Tikrai jau buvau beveik apsisukti, bet nugalėjau visas baimės. Ir va, prašau, mano pirmoji lagūna. Tai dabar biški paplaukiosiu. Čia toks vandenuks purvins, bet čia sakė tokia kaip akis atrodo, kai būni vandenį. Ir kažkas padarė baibuoką. Bet žinokit, nusileidams, tai ten tikrai yra, kaip nuvarytum į atrakcionų parką, tau uždėt visą įmanomą įrangą apsisaugoti. O čia tiesiog kaip Dievs duos, gal paeis, gal nepaeis. Tai va, tešlynės visur. Pasidėsiu daiktus ir lendu į vandeną. Nu, žodžiu, viskas. Nu, ir kaip ir. It's so hot there, so you cannot even... Now, here does not look muddy. There? This way is not muddy. Nu, va, biški daugiau žmonių atėjo. You did a good job with dresses. Flip-flops! Flip-flops, yeah, well done. Thank you. Still shaking after the... I had a bad fall. Really? But nothing is broken, just maybe... Nothing is broken, just scared. Yeah, mentally broken. I'm not ready to go back out. Aš norėjau jums parodyti akį, bet tada turiu eiti į vidurį su kamera ir nenoriu paskesti. Tai iš tikrųjų dabar pasimsiu savo sandalus ir ropšiuos į viršų. Biški paplaukiau, pažiūrėjau tą tikrai įspūdingą vaizdą. Dabar smagiausia dalis. Į viršų turėtų būti biški lengviau lipti, negu kad leistis į apačią. Gerai, palieku lagūną. Antra dalis - bandyti išgyventi grįžimą atgal. Gerai, smagiausia dalis prasideda čia. Čia dar pro tokią skylę reikia pralysti. Kylų sieną. Gerai, pirmas etapas baigtas. Čia va tokia skylė reikia užkelti, užsitempti su šniūru. Dabar toliau kas lauks. Iš tikrųjų netgi čia reikia atsargiai eiti, nes viskas slidu, kai čiuožykloj. Jo, čia linksma. Gerai, toliau šičia reikia užlipti. Gerai, įveikiau, nusibalnuojau rankas. Alkūnės tai yra ir dabar va kita užduotis lauk. Gerai, užsikabaruojau dar vieną sieną. Čia visiems reikia palaikymą, kas leidžias žemyn. Where are you from? From Poland. Dzień dobry? Pipiec, čia yra pipiec. Žinokit, aš maniau, kad aš esu drąsi, bet kažko man taip surašė, jog nu viskas, nebegaliu, stabdau save, kylu į... Pažiūrėkit. Kokia siena. Nu dar čia irgi tokia pavojinga vieta. Gerai, šitą galiu rekomenduoti tik tai pasikausčiusiems žmonėms. Visi raumenys šiandien gerai padirbėjo. Dar šitą atkarpą lieka ir dar po to nusileisti sieną žemyn, bet jau biškį ten bus geriau. Tai susitiksim pačioj apačioj. Taip aprima, žmonių nieko nebėra, nes čia tikrai reikia biškį laiką. Dabar prieš vakarą
Geriau ten nesileisti. Nes ir šiaip tamsu jau toj lagūnoj. Irgi jeigu eiti, tai biškiai ankstėliau negu kad aš. Kelelis į apačią. Nueita, apžiūrėta, nusileista, paplaukiota, bet žinokit, netgi yra iki 6 reikia pareiti. Na, bus įdomu, kiek mėlynių turėsiu iš po šito žygelę. Wow. Jūs tik pažiūrėkit, kas per struktūras kabančias virš galvos. Na, šiandien jiems gražių vaizdų kratinys. Gerai, iš tikrųjų jau yra 5. Kaip diena greit praėjo. Keliauju link Valties. Eina sau. Diena. Ar matote kažką neįprasto šitame video? Ogi taip. Dryžiukas. Toks nedidelis, slepęs tarp uolų. Vat, gražiausiam paplūdimy. Gyvenė sau čia. Na va, jau uostelį. Reikės biškį pasivaikščioti. Paleido čia, o reikia dabar eiti ten. ...74 valtelė, saulėlydis vykst ten, nebepamatysiu vandenį beplaukiant. Žiūriu į pilnatį, super mėnulį, laukiu taksiuką, vis neatvažiuoju, galvoju, čia greit apsisuksiu. 1, 2, 3, ne. Bet ką pastebėjau, tai va, tuoj. O, Lietuvos vėliavėlį kaba. Nu, žinokit, jau laukiu kažkiek laiką ir taksiuką nėra, motorolerę išsikviesti neina, tai nežinau ką daryti. Nu, bet dar taip įstrigti. Kažkaip pasikeitė paveiksliuks laikrodį. Vienintelis maistas, ką dabar radau, tai moliūgų sieklas. Yra 8. Taip vėlai sugrįžau. Koks tuščias hostelis, visi yra išėję kažkur. Galvoju, gal reikia pasimti sušiukų. Gerai, aš keliauju iš šitos mėsmalės lauk. Tai va, nusipirkau šiek tiek maistą ir keliauju. Tikrai kažkaip čia lietais lenkas. Vakarienė. Sutikau Justiną, ėjau pro šalį. Tai va, grįžom į hostelį, kas biliardą, kas desertą. Viskas supilti reikia truputėlį.
Taip, čia yra lipnus ryžiai, mangas, kokosų Sriubytė. kažkas ir traškus pabarstukai. Va čia tai mistika, kas iš tikrųjų yra. Tai jau paragausiu. Rekomenduoju paragauti. Gerai, super. Nežinau, koks yra tailandietiškas pavadinimas. Lyg tai sticky rice mango. Ne? Taip paprastai.